Sveiki, taigi esu ūkininkas, bendruomenės pirmininkas, pagal specialybę esu muzikos mokytojas. Pradėjau ūkininkauti šituose kraštuose, nes pats gyvenau kilęs iš kaimo ir likau gyventi savo tėvų namuose, tai vienu žodžiu ir sugalvojom ūkininkauti, nes iš mokytojo darbo nelabai prieš kažkiek laiko nelabai išgyvendavom. Tai, kaip ir verslas, pradėjom po truputį, nedaug, iš pradžių 3-4 hektarai, po to plėtėmės, po to pamatėm, kad mūsų žemės labai nederlingos, nes kas anksčiau buvo, tai labai šiose vietovėse gyvulininkystė buvo labai stipriai plėtojama, pieninė, tai sugalvojom, ten buvo projektų, kad galimybė įsigyti mėsinius galvijus, tai iš pradžių įsigijom su Aukšties nacionaliniu parku pagalba įsigijom mėsinės avis, kurios ir šiuo metu dar gyvuoja pas mūsų ūkyje. Ir tada vėliau su Aukšties nacionaliniu parku įsigijome mėsinius galvijus angusus. Tai kodėl mėsinius? Todėl, kad jie šiek tiek mažiau priežiūros reikalaujantis galvijas, nereikia kiekvieną dieną melžt, nes esu pats mokytojas, labai stipriai užsiėmęs, tai ne tiek kiekvieną dieną netenka tos galimybės, kad turi gyventi ir čia ir dabar būti, vienu žodžiu. Tai o kodėl pradėjau ūkininkauti, tai buvo labai apleistas mūsų vietovės ir sovietiniais laikais, kai buvo numelioruotos pievos, tai vienu žodžiu ganėsi čia labai daug galvijų, gyvulių ir po to, kai viskas sustojo, tai pievos tapo šlapynėmis, atsistatė į senvagės upės ir vienu žodžiu pasidarė, kad kažkaip reikia sutvarkyti tuos plotus, o kaip rankomis technika nevažiuoja, tai sugalvojom galvijus, aišku, su Aukštaitijos nacionalinio parko pagalba, sugalvojom, kad gyvulininkystė būtų visai nebloga ir ūkininkui pagalba, ir gamtai pagalba, nes jeigu gyvulys nugano, tai reiškia, kad po to gali paukščiams yra tam tikra patogi vieta perėjimams, dauginimuisi ir, nes čia pas mus ežere yra draustinis, Paukščių sala vadinama, senais laikais jau pats vaikas buvau, tai visada vadindavo Paukščių sala. Tai sakau, kas ta Paukščių sala, tai tiesiog peri paukščiai. Reti Lietuvos į raudonąją knygą įrašyti paukščiai, kurie čia ir, man atrodo, jų yra ir paroda, tai tiek. Žmonės nelabai gal supranta, nes jau žmonių jaunų labai mažai yra. Praktiškai mūsų šeima ir dar ten vienu žodžiu augina bendruomenę, augina vaikus. Tai vienu žodžiu globoja vaikus. Tai tik tai tie jauni esam. Ir vienu žodžiu kaip, žmonės gal nelabai supranta, ką turi, nes senyvo amžiaus žmonės, jie žino, kad yra Paukščių sala, kad pats esu matęs, nes pats dabar dalyvauju programuose įvairiose paukščių, tai nes tam tikrų laikų negali šienauti, tam tikrų laikų turi nušienauti, tam tikrą plotą turi palikti kitiem metam, kad pagal programą jie turėtų kur perėti, ta prasme nenušienauti ten tam tikro procento žolės. Tai
žmonėm aš nežinau, sunku pasakyti, bet pats aš noriu šiek tiek atgyvinti mūsų kaimą. Šiaip gražus kaimas, turi senas tradicijas. Čia šitam kaime buvo apie dar prieš sudegimą, tai čia degė 33 metais kaimas, buvo labai arti namas prie namo. Tiesiog, vat, kaip tėvukas pasakoja, kad sako, atsidarius langą gali pasiekti kito namo lašus nuo stogo. Tai vat, taip labai siaurai gyveno ir gyveno Rieškutėnuose apie 80 ūkininkų. Ūkininkų, ne žmonių, bet 80 ūkininkų. Tai buvo nemažas kaimas, po to 33 metais įvyko didelis gaisras, kaip sakoma, nuo vieno ūkininko buvo karšta vasara, gal nuorūka kažkokia, iš pypkės ir vienu žodžiu užsidegė, o vėjas buvo labai didelis ir visą kaimą tiesiog nušlavė. Liko tik kelios sodybos, tai čia prie mokyklos viena sodyba, kiek žinau, ir va čia, kur jau negyvena, jau amžatilsį tokia moteriškė gyveno, tai vienu žodžiu vienintelė sodyba praktiškai, kuri išlikusi autentiška. Sovietiniais laikais praktiškai žiauriai jie naudojo chemijos, net purkšdavo amoniako, visos pievos, ta prasme, kur technika įvažiuodavo, viskas buvo apdirbta, kur jau technika neįvažiuoja, pačiam teko šienauti, nes žmonės turėjo gyvulių labai daugas, bet neturėjo kur pasišienauti. Tai buvo viskas iššienauta tiesiog. Pačios blogiausios vietovės tik buvo atiduota žmonėms susitvarkyti. Tai teko, ir paskui, dėl ko užsileido viskas, nes kaip nebuvo jokių rėmimų, jokių finansavimų, tiesiog sustojo, metė visi ūkininkauti, net neapsimoka, nenaudinga galbūt, žmonės paseno, kas labai daug išmirė, kas išvažiavo, jaunimas išvažiavo ir taip gavosi, kad pradėjo užauginėti menkaverčiais augalais. Tai va, nes aš, kaip ir sakiau, pradėjau palei ežerą ūkininkauti, daug metų stebėjau, ar tikrai niekas neūkininkauja, pasižiūrėjau, kad pievos, ta prasme, užleistos, daug metų, ten bebrynai, dar ir dabar bebrynai tie yra išlikę, kovojam su bebrais įvairiausiais būdais. Tai va, o tada, dabar vienintelis, kas tvarko tas pievas, tai galvijas. Mėsinis galvijas, avys tvarko irgi padeda tvarkyti pievas, jo nugano. Ten, kur technika neįvažiuoja, tai gyvulys prieina. Nugano. Pas mus Rieškutėnų, konkrečiai jeigu Rieškutėnuose, tai yra 3 ūkininkai, vienas laiko galvijus, bet jisai laiko tvarto, į lauką neveža, jam paprasčiau taip. Kitas ūkininkas visai netoli mokyklos gyvena, tai jisai turi tik vieną karvę, dar ir prieauglio. Ir aš pats esu ūkininkas, tai va, pas mane yra dabar šiuo metu apie 19 galvijų su mažiukais ir 100 avių ūkis. Tai va, o šalimais ten kiti kaimai yra irgi vienas ūkininkas, didžiausias ūkis, tai yra pieno ūkis, tai modernizuotas pieno ūkis čia už 6 kilometrų. Vienas Lietuvoje didžiausių ūkių, vienas iš didžiausių ūkių Lietuvos. Tai yra, o šiaip daugiau ūkininkų nėra, nes praktiškai, kiek aš vaikystėje atsimenu, tai ūkininkavo visi. Kiekvienas namas turėjo dvi karves, tai visi turėjo. Buvo, kad vieną karvę, tai jeigu vieną karvę, tai reiškia jau moteris, ta prasme, ar vyro neturi,
viena gyvena tiesiog. O jau kad 2 karves, tai visi laikė, tai papildomai arklius laikydavo žmonės, tada dar avis kas laikydavo, dar tėvai, atsimenu, triušius laikydavo, vištos tai čia jau nesiskaito, kad ta prasme jau čia jau kaip turi būti prie ūkio. Tai va, tiek buvo, nes kai būdavo šienapjūtė, tai kaimas gyvas buvo, kas veža šieną, kas varto, kas šienauja. O dabar tik tai kur technika dirbama, šienaujama, o kur kažkokios vietos nepatogios, technika neužeina, taip ir lieka stabaruoti. Nu, ta prasme, bendruomenė pati nepajėgi sutvarkyti visko, nes pats esu nesenai, kaip pusę metų praktiškai bendruomenės pirmininkas. Ir nes anksčiau moteris vadovavo, pirmininkė buvo, nu, tai vis tiek bendruomenė nesutvarkys tokių dalykų, nes čia jau reikia didelių pajėgų ir jeigu šienaujant, tai rankomis tai yra labai daug darbo, daug dienų užima tas darbas. Tai taip, jau šiaip kurių būtų ir va čia vieni kiti klausia, sako, ar kas nors neparduoda sodybos, nes norim šitame krašte įsigurti. Tai mūsų, pavyzdžiui, kaip bendruomenės, toks noras, teko pakeliauti po Lietuvos bendruomenės, toks noras būtų šiek tiek įveiklinti, kad būtų pažindami žmonės su paukščių sala, tai norim įkurti bendruomeninį verslą, kad stovyklas organizuoti, kavinukę stovyklom daryti visiems kitiems žmonėms, nes teko pastebėti, kad labai daug turistų. Bet paprastą dieną 2-3 įmanoma sutikti turistus. Žiūri, su kuprinėm žmonės eina, su dviračiais. Tik tai prie ežero nepatogus privažiavimas, reikia susitvarkyti vietą ir dar planuojama, kiek lėšų bus, kaip pavyks su projektais sudalyvauti, tai planuojam įkurti plaustą, kuris galbūt teiktų tokią paslaugą, plukdyti žmonės šalia salos, apžiūrėti salą, apiplaukti tą salą, nes sala labai yra didelė, apie 20 hektarų, paskui dar ten yra kita sala, Skuivinė vadinama, tėvukas taip vadindavo, nes ten tiesiog medžiai augo, o šita sala buvo skaitoma paukščių sala.